Šiandien naujienų rubrikoje atvykau į Švenčionių rajoną, kur pakalbėsim apie ne bet kokį namą, o namą, kuris neturi kampų. Tai yra kupolinį namą. Tad einam ir viską apie jį išsiaiškinsim. Va, pažiūrėkit. Namas su kampais ir namas be kampų. Visur. Ir arkos. Ir apvalainis koks. Pažiūrėkit. Va, o. Sveiki. Sveiki, sveiki. Sveiki, Povilai. Malonu. Nusiimsiu batus iškart. Prašom, čia kaip namie galite jaustis. Labai gerai. Čia va užėjus, svarbiausia yra kupolo erdvė. Vat pusė kupolinio namo yra tuščia ir pakeliam akis į viršų ir matom dar ir meną. O kaip tą meną jau pats sugalvojat, ar irgi kažkur pamatėt? Nu ne, visko pats nepadarysi, tai menininką reikėjo samdyti. Bet pačią visą statybą tai jau... Pati technologija yra tik tai idėja paimta iš interneto, bet visa technologija, apskaičiavimai, metodika, viską reikėjo sukurti nuo nulio, pritaikyti lietuviškas medžiagas lietuviškam klimatui. Ir pagal lietuviškas įstatymus, kad tai galima būtų laikyti kaip gyvenamų namų. Jeigu galite, parodykit mane, nuveskit į tas kitas patalpas. Tai va, dabar pats pagrindinis dalykas yra ta sfera, pusė sferos, pusė taisyklingo rutulio, bet tokiam name, būtent šitame, tai jisai sukurtas kaip sodybos namas, bet kurį kitą kupolą galima suskirstyti į taip, kaip patinka. Čia matome virtuvę. Yra klausimas, o kaipgi ant kupolinės lenktos sienos sumontuoti virtuvę? Paprastai prie vidinės pertvarinės sienos turime sanmazgą su viskuo, kas reikalinga. Taip, einam į vidų. Žodžiu, gyvent galima netgi šitame, bet paprastai, jeigu gyventai ima šiek tiek didesnį. Čia yra 50 kvadratinių metrų pirmam aukšte plus lofto dalis. Bet jeigu gyvent, tarkim, 4 asmenų šeimai, tai gerai būtų 80-100 kvadratų, kad tikrai patogiai galima būtų gyventi. Prašau, užeinam. Ir čionais, ką mes miegamajam darom? Miegam. Jokių televizorių čia nereikia. Čia reikia ilsėti. Nes nėra kur pakalbinti. Ne tame esmė. Esmė tai, kad reikia džiaugtis gyvenimu, erdvė ir vienas kitu. Tai dabar einam į viršų, parodysiu, kaip iš viršaus atrodo visa ta erdvė. Kokio aukščio gali būti kupolai? Dabar įsivaizduokim, jeigu 10 metrų skersmens kupolas, reiškia nuo centro spindulys aplinkui yra 5 metrai, tuo pačiu ir į viršų 5 metrai. Bet kupolo rėtimą dažniausiai darom ne nuo pat pagrindo, kurio statom, o šiek tiek iškėlė, taip vadinamą nulinį lygį išsikeliam. Tai viršus dar paaukštėja. Tai antram aukšte galima turėti pilnaverčius kambarius su šlaitiniam lubom. Ir dažniausiai taip ir daro. Pusę kupolo suskirstyti į kambarius, tiek pirmas aukštas, tiek antras, kita pusė būna dažniausiai atvira, kad neprarast kupoliškumo. Taip, aš ką pastebiu, čia iškart kitoks garsas jau yra, ne? Šiek tiek taip. Kad čia dėl kupolo savybių turbūt turima, ne? Tokia akustika kitokia. Jo, bet viskas labai priklauso nuo to, kiek kilimų yra, kiek žmonių, kiek baldų. Viskas labai keičiasi iš karto. Gėlę pastatai ir iš karto jau kitaip. Povilai, pats namelis jau yra netradicinis, tai technologijos irgi skiriasi nuo paprasto statybą, ne? Taip, tikrai. Tai gal trumpai galit kažkaip... Sunku patikėti, bet kupolinis namas yra daromas iš polistirolo. Tik tai iš polistirolo. Nenaudojama jokie karkasai. O tai kaip jisai tada išlieka ir nesukeža? O va čia yra pati pagrindinė dalis, kad tai pats kiečiausias polistirolas EPS 200. Jeigu kas statybose susidūrė, tai namų šildymui renovacijose naudoja 3 kart minkštesnį. Čia yra pramoninis. Toliau kitas dalykas. Ir iš lauko ir iš vidaus, kaip kupolas suformuotas, jis yra užarmuojamas. Taip kaip daugiabučiai armuojami būna, taip ir čia. Ir jis gauna visą tą stiprumą, jau tada tas sumuštinis vadinamas, vertinamas visas. Ir jisai tą visą tvirtumą ir duoda. Tai sfera, pati forma duoda tvirtumą ir dar pati struktūra, kad jis pakietintas ir iš lauko ir iš vidaus yra. Ir gaunasi tas vadinamas sandvičas, tas sumuštinis. Ir tai yra kompozitinė struktūra. Ir jinai, kadangi tokia, neturi jokių siūlių, jokių karkasų, tai yra monolitas. Tai reiškia, jokių šalčio tiltų nėra. Vienintelis šalčio tiltelis yra, tai rakto širdelė, kur kišam raktą, nes ten ir iš lauko, ir iš vidaus vienas metalas. Visur kitur yra padaroma būtent taip, kad nebūtų šalčio tiltų.
Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada primenu, nepamirškit sekti mūsų socialinės tinklose ir pasimatom kitą sekmadienį. Laidoje viskas pamatuota. Iki.